Kaip ir kiekvienas makiažas, pats pirmasis ir svarbiausias žingsnis yra odos valymas. Odą išvalome ir atgaiviname su toniku, tepame ją drėkinamuoju apsauginiu kremu, kuris apsaugos odą nuo aplinkos poveikio, išlygins odos paviršių ir saugos ją. Kremą paskirstome lengvais judesiais nuo veido centro link periferijos. Kadangi vakarinis makiažas turėtų mums išsilaikyti iki pat gilaus vakaro, todėl tam, kad neturėtume jokių siurprizų, veidą padengiame specialia baze, kuri išlygina odos paviršių, labiau fiksuoja makiažo pagrindą. Tepame makiažo pagrindą, kuris išlygins veido spalvą, paslėps ir pamaskuos visus odos netolygumus ir defektus. Makiažo pagrindą patartina visada tepti šepetėlio pagalba. Tokiu būdu makiažo pagrindas daug lengviau ir tolygiau pasiskirsto ant veido paviršiaus. Tai yra speciali priemonė, skystesnė negu pats makiažo pagrindas, bet turinti savyje daugiau pigmento. Tai yra vadinamas konsileris. Su juo mes pamaskuojame vis dar išlikusius ir matomus defektus ant odos paviršiaus, lengvais judesiais ir jokių būdų jo netepame, bet įtapšnojame. Labai lengvai švelniais judesiais mes paskirstome produktą, nes paakių oda yra ypatingai gležna ir jautri. Tepame trikampio formą, tam, kad optiškai iškeltume skruosto zoną. Išlygina visus lengvus netolygumus, suteikia matinį efektą ir dar labiau užfiksuoja makiažą. Taip pat dengiame lengvais tapšnojančiais judesiais. Kaip ir minėjau, šitas produktas nesuteikia spalvos, jisai tik tai suteikia matinį efektą ir užfiksuoja makiažo pagrindą. Šiek tiek produkto tepame ant vokų, tai šiek tiek nusausina ir tarnauja kaip bazė akių šešėliams. Skaistalai yra tepami virš skruostikaulio, jisai suteikia veidui gaivos ir lengvai skulptūruoja veidą. Yra labai svarbu nepadauginti šito produkto, tai turbūt labai subtilu ir labai lengva. Jeigu spalva atrodo labai ryški, mes ją lengvais judesiais retušuojame ir labiau paskirstome pigmentą.